Šiandien agentūra Standard & Poor's dėl didelės vyriausybės skolos sumažino Japonijos ilgalaikio skolinimosi reitingą nuo 2A iki 2A-. Agentūra prognozuoja, kad Japonijos biudžeto deficitas išliks aukštame lygyje dar keletą metų, kas sutrukdytų vyriausybei siekti fiskalinės politikos lankstumo. Po S&P pranešimo nukrito jenos kursas. Dolerio kursas jenos atžvilgių pakilo 1,05% iki 83,06 jenos, o euro kursas 0,6% iki 113,36 jenos, aukščiausios reikšmės užfiksuotos nuo lapkričio pabaigos. S&P duomenimis ilgalaikio reitingo prognozė išlieka stabili, kadangi geras Japonijos išorės audito balansas ir pinigų politikos lankstumas kompensuoja biudžeto problemas. Dabartinis eurozonos gelbėjimo fondas bus koreguojamas tik tuo atveju, jeigu to prireiks. Šiuo metu būtinybės tam nėra, paskelbė trečiadienį Vokietijos vyriausybės atstovas Stefanas Zaibertas. Spaudos konferencijoje jis pažymėjo, kad siekiant palaikyti eurą, Vokietijos vyriausybė yra pasiruošusi imtis drastiškiausių priemonių. Iš statistinių duomenų galima išskirti naujienas iš Europos. 17 eurozonos šalių gamintojai yra optimistiškai nusiteikę dėl tolesnių perspektyvų. Vis dėlto šio optimizmo nepalaiko nei vartotojai, nei paslaugų sektoriaus bendrovės. Apie tai byloja šiandien paskelbti Europos komisijos duomenys. Remiantis iš ankstiniais duomenimis, eurozonos ekonomikos nuotaikų indeksas sausį nukrito iki 106,5 punkto. Palyginti su gruodžiu kritimas siekia tik 0,1 punkto. Nepaisant to, kad indekso kritimas nėra didelis, jis yra pirmasis nuo gegužės mėnesio. Beje, ši naujiena buvo netikėta, nes ekspertai prognozavo indekso augimą. Tai tiek šiandienai. Bendrovė Real Trade linki jums gero vakaro ir atsisveikina iki rytojaus.